Teniso TV ir vėl su jumis. Ir šiandien mes jums parodysime moterų pirmojo dešimtuko pasirašymą Rio olimpinėms žaidynėms. Winning at the Olympics, it's a special feeling. You step out there and you realize you're not playing just for yourself, you're playing for your country. Savo ekranuose matėt Serena Williams, pirmąją raketę, kuri paskutinę akimirką nusiėmė iš Montreal vykstančio turnyro ir leido savo pailsėti ir geriau pasiruošti olimpinėms žaidynėms. Antroji raketė Angelika Kerber sudalyvavo Montrealo turnyre, tačiau ten pusfinalėje nusileido Simonai Halep. Iš Lenkijos kilusi žaidėja po truputį įgauna pagreitį ir olimpinėse žaidynėse bus tikrai viena iš favoričių. Angelika šiemet jau įrodė savo vertę, laimėdama Australian Open ir pasiekdama Wimbledono finalą. Ketvirtoji raketė Ispanijos atstovė Garbinė Muguruza Blanco. Aktyviai ruošiasi tiek Montrealio turnyrui, tiek Rio olimpinėms žaidynėms, tačiau paskutinę akimirką sunegalavusi turėjo nusimti iš Montrealio turnyro. Tačiau tikėkimės, kad olimpiadai jinai bus jau pasiruošusi ir pasveik. Penktoji raketė Lenkijos atstovė Agnieszka Radwanska. Aga kol kas nesijaučia labai užtikrinta ir iš Montrealio pasitraukė jau 16-tuke. Visgi mes žinome jos potencialą ir tikimės geriausių rezultatų olimpinės. Toliau interviu su Agnieszka ir jos lūkesčių. How have you been transitioning from the grass to the hard courts? Well, of course, always a couple of days off, but of course, this year it's kind of tough to have longer than that. Olympics very soon, so of course I was practicing at home and prepared the best I could for this tournament, Olympics and all the US Open Series. So, well, we'll see how it's going to be. So you mentioned the Olympics and the US Open as well coming up. What are your goals and expectations for those two really big events? Well, you know, you always want to do the best, and always the goal is always to win. So, you know, this is sports, so you never know how it's going to be, but I just hope I can really play my best tennis and really doing good out there. Šeštoji raketė Venus Williams turėjo labai dvi aktyvias savaitės, per kurias pasiekė finalą Stamforde ir 16-tuką Montrealio turnyre. Sesis Williams. Tikriausiai net neverta minėti, jog jos yra pagrindinės pretendentės laimėti aukso medalius tiek dvejetuose, tiek ir vienetuose. Aštuntoji raketė Roberta Vinci, Italijos atstovė. Po praeitų metų puikaus pasirodymo, šiemet neatrandanti savo tikrojo žaidimo dėl traumų. Tačiau su savo geriausia drauga Sara Errani, jinai tikrai gali užkurti pirtį tiek dvejetuose, tiek vienetuose. Verta paminėti, kad jos abi buvo dvejetų top pirmos raketės. Devintoji raketė dar viena amerikietė Case Madison. Vos prieš keletą dienų dalyvausi Montrealio finale prieš Simoną Halep. Finale jinai nusileido 2 setų kovoje, tačiau pademonstravo tikrai gerą žaidimą. Ir tai, kad verta jos bijoti olimpinėse žaidynėse. 10-oji raketė Rusijos atstovė Svetlana Kuznecova, kuri taip pat dalyvavo Montrealio turnyre, tačiau ketvirtfinaliai iškrito prieš Simoną Halep. Po tos kovos jie iš karto įskubėjo į Rio. Su jumis buvo Teniso TV, laukite kitų epizodų.